Komisija. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Laidos klausykime šeštadieniais 10 val. Ryte, laida kartojama antradieniais naujų laikų 21 val. Vakare. Sveiki, Ekomisija laidos klausytojai. Šios mūsų laidos tema – tyla ir meninė fotografija. Ekomisijos laidos svečias – fotomenininkas, lietuviškojo peizažo meistras Rimantas Bikulčius. Mes žinome, kad egzistuoja tokia raudonoji knyga, kurioje aprašomas nykstančių augalų ir gyvūnų pasaulio rūšis. Pasitaiko beje fotografijų, kurios gali būti ir paskutinės užfiksavusios kokią nors bepražūstantį augalą arba gyvūną. Pons Rimantai, jūsų fotografijos man panašios į tylos raudonąją knygą, kur užfiksuota graži, tyli, nesudramsta gamtos idilija, taip sparčiai nykstanti iš mūsų gyvenimo. Pakalbėkime apie tai, Rimantai. Daugelis jūsų fotografijų dvelkia ramybė ir tyla. Kur jūs ją randat ir koks jausmas būna? Ir kaip tai atsispindi jūsų fotografijose? O toks klausimas. Randu čia Žirų kraštuose. Šiaip aš augau Ignalinos rajone ir dabar gyvenu Zarasų rajone, tai aplink daug ežerų ir tas atspindėjimas ir ta gamta pati tiesiog įkvepia kartais. Bet reikalingas laikas, kad visą tai prisijaukinti, nes, sakykime, buvo laikmetis, kai būčiau galėjęs bėgti į miestą, ko gero aš gyvenu bėgti į miestą ir matyti prasme ten bėgdamas, sukdamasis ten nesibaigiančiam verpete ir triukšme, ko gero. Bet dabar rimčiau užsiėmus fotografiją, randu paprasčiausiai aplinkiniai gamtoje. Iš esmės atostogas sieju su fotografavimu, nes dažniausiai norint ryte rasti tylos ir gerų peizažų, tai tenka keltis ir gyventi praktiškai kokį mėnesį tarp nakties ir ryto, kaip aš sakiau. Tai nėra pats rytas, bet tarp nakties ir ryto. Ir apvažinėti, apvaikščioti aplinkinius ežerus, upelius, miškus. Gal tiek. O kokia yra vieta, kur jūs garantuotai tą tokią ramią vietą, tylą randate? Ar tai būtų ežeras, kad jau beveik garantija, kad ten yra? Tai aš gyvenu netoli Luodžio ežero, jis yra vienas didžiausių Lietuvos ežerų, tai tikimybė, kad ten rasi tylą yra. Vasarą jinai sumažėja, nes atvažiuoja poilsiautojai ir pavyzdžiui, neretai būna taip, kad ryte einant ar važiuojant fotografuojant dar kažkur, tai ten tęsiasi vakaras, vakarėlis ir panašiai. Kita tokia vieta yra Šventosios upė prieš pat įtekantį ant Aleptės marias. Ten jinai šiek tiek yra platesnė. Žodžiu, ten irgi būna tokių tylių akimirkų ir ten, kadangi yra upės, vandens daugiau, tai rytais būna rūkų ir tuose rūkuose visai būna smagu pabūt, pasėdėti, pafotografuoti, nes tiesą sakant, nebūtinai ten, kai nuvažiuoji fotografuoti, tuos vaizdus prifotografuoji, nes kartais būna tiesiog pats pabuvimas toj tyloj prasmingas. Tiesiog pamastai, vaikštai, nes ne viskas sugula į fotografijas, bet buvimas pats taip pat yra prasmingas. Ir toks galbūt jau ir papildomas klausimas, gal nereikalingas, bet vis dėlto paklausiu, kad sukonkretinti. Ar jums tyla pati iš savęs yra vertybė? Taip, tyla yra vertybė. Ne iš karto aš ją atėjau, būtų gyvenime visokių laikotarpių, tačiau dabar be abejo tyla yra vertybė. Nes šiaip aš dirbu su žmonėm, ten, sakykime, ir gan su nemažai žmonių ir matau, kad pas mus taip visuomenė įsivyrauja tokia, dažniau, ne tai, kad rėkimo kultūra, bet kažkas tokia garsiai kalbėjimo kultūra. O kai garsiai kalbė, tai iš esmės gali būti garantuotas, kad kitas žmogus tavęs negirdi, nes galvoja apie savo būseną kažkokią ir negirdi tavo žodžių. Tai štai tas pabuvimas tyloj tiek vienam, sakykime, tiek dažniausiai fotografuoju vienas,
labai daug padeda susivokti, apmastyti kai kurios dalykus. Na, gal tiek, nežinau. O jūs labai įdomiai pasakėt, kad norint suprasti ir išgirsti kitą, tai reikalinga toks kaip tylos fonas dozė. Nes kitais žodžiais, bet lygiai tą patį pasakė benediktinų kunigas, suprioras tėvas Kazimieras. Kad vienuolis tai yra tyla, tai yra tokia kaip metodika ir jų gyvenimo būdas, kad būtų jautri akis ir jautri ausis, kad tu suprastum ir suvoktum žmogų. Jūs visiškai iš kitos sferos, jūs fotografas, bet jūsų, kiek supratau, su pedagogika surišta lyg tai veikla. Taip, aš dirbu gimnazijos direktoriumi ir sakykime. Tai jūs apie bendravimą, supratimą vienas kito, tai jau specialistas supranta. Tai labai įdomiai pasakėt, ta pati mintis pasikartoja, nors jūs nei jūs jo, nei vienas kito nepažįstat, bet ta pati mintis. Tikrai nepažįstu. Kažkuris seminarijas išgirdęs tokį dalyką pusiau juokais, šaržuotai pasakyta, bet vis tik tai aš kartais pakartoju ten su vaikais kalbėdamas, kad Dievas davė 2 akis, kad daugiau matytum, 2 ausis, kad daugiau girdėtum ir tik 1 burną, kad mažiau šnekėtum. Ta prasme, reikia proporciją tokią ir išlaikyti. Jo, tai kažkur tai, kad mažiau kalbėk, bet daugiau klausyk, tai ko gero irgi taip. Tai čia mes kalbame ir apie fizinę tylą, ir apie tokią dvasinę, tarkim, žinai. Ir apie dvasinę tylą, nes ta aplinka yra pilna visokių triukšmų, aš kalbu ne apie tos muzikinius, sakykime, triukšmus ar ten technikos keliamus triukšmus, bet visokių socialinių, tokių netgi politinių triukšmų ir sakykime, tas pabuvimas tyloj praverstų ir tiem žmonėm, kurie formuoja tą politiką, sakykime, ar dar kažką. Nes tai tikrai visai kitokiu žmogum pasijauti. O palaukit, labai įdomi mintį pasakėt. Tai galėtų būti savotiška, aišku, ne kiekvienam čia pripirši, bet mintis gal verta dėmesio, kad tokia savotiška tylos rekolekcijos politikams. Įsivaizduokit, skirtingų partijų susirenka kur nors vienuolyne ir 3 paras turi nesusitikti ir nešnekėti ir tylėti. Įsivaizduojat? Ir telefonų neturėti. Taip, čia jau automatiškas toks reikalavimas, nes ir gal po to vien su kitu galėtų kokią nors temą pradėti šnekėti. Gal visai kitoje atmosferoje viskas, gal susitartų, susitvarkytų ir valstybei būtų geriau. Taip, jūs gerai pasakėt, kad būtent vienuolyne, nes jeigu aš taip įsivaizduoju, kokiam gražiam gamtos kampelė, tai ten pradėtų ko gero pirmiausia suktis mintis, kad čia dar tas kampelis kažkur kaip Ostapas Benderis sakė, neapmokestintas, neprivatizuotas ar dar kažkoks. Tai toks vienuolinė, ko gero, būtų įmanoma susišnekėti. Nes... Galų gale vienuolinė ir alaus neišsitrauksi, dar kažko ten tokio. Kažkur esu matęs filmuką, dar turiu kažkur videoteką apie Bernardinus, seną apie viduramžius ten šiais laikais kurtas, tai ten yra maždaug tokia citata, jeigu gerai pamenu, iš Regulos, kad celė tave išmokys viską, tame tarp ir išminties tenai, tai žodžiu. O yra toks klasikinis posakis, kad Dievo baimė išminties pradžia, o kitas dalykas, kad kuo daugiau triukšmo, tuo mažiau Dievo, nes žmogus nebegirdi. Tai toks susiveda grandinė, kad be tylos tu Dievo neišgirsi, Dievo neišgirdęs apie išmintį kalbos nėra, ir prasideda, o jeigu išminties nėra, tai jeigu vadovaut valstybei ir savivaldybėms, tai taip gyvenam, kaip gyvenam. O, matot, kaip pripaišysim toj, kad tylos stygius yra visos degradacijos pagrindas. Ne tai, kad pagrindas, bet tas nesusikalbėjimas, nes ko gero galėtų būti. Galėtų būti taikoma tylos terapija, čia jūsų irgi labai gera mintis, aš visiškai pritarčiau. Jau sutarėm, kad tyla yra vertybė, bet gal jinai tuo nesibaigia. Gal ta vertybė yra kaip pamatas ir konstrukcija, karkasas kitom vertybėm augti. Ir kokiom, jeigu taip? Matot, mūsų darbė dirbant, sakykime, tai toks pabuvimas tyloj šiek tiek duoda tos vidinės ramybės. Sakykime, aš daugiausiai fotografuoti mėgstu rytais. Ne todėl, kad ten techniškai tie vaizdai gražiausi, bet atsikeli ryte, tu esi švarus, tu esi su nieko nekontaktavęs, tavo vidus yra švarus. Ir fotografiją gerą gali padaryti tik tai švariu vidum.
aš ir vaikam tą sakau, sakykime, kai kartais ten susitinkam, kad jeigu jūs esat pikti ar kur nors ten trinktelė durim išeinat, jūs nepadarysit gerų nuotraukų, nes jūsų tas emocinis fonas ir ta vidinė būsena bus tokia, visiškai tam netinkama. Galima padaryti dokumentinę fotografiją, bet, sakykime, tokios meninės su kažkokiu turiniu fotografijos nepadarysi. Tai va, tokiom vidiniam vertybėm, sakykime, turi reikšmės tas buvimas tyloj. Tas buvimas tyloj, aš manyčiau, duoda pagrindą tokiam vėlesniam susišnekėjimui, geresniam išklausimui, nes tiesiog kartais permąstai įvairias situacijas būdamas ir paskui leidžia nesusireikšmint pačiam, nes kyla pavojus kartais, yra žmonių, kurie mano, kad jie yra nepakeičiami, ten, sakykime, nesusireikšmint pačiam ir kad tu esi tobulas, bet tiesiog kitaip pažiūrėti į partnerius, į kitus žmonės ir. O jūs paminėjot, kad sakydavote vaikams apie fotografiją, tai gal jūs kokį būrelį vedate, ar kaip čia? Mes kartais ten pas mus gimnazija yra toksai klubas. Lietus vitraže ir kartais aš ten pas juos nueinu pakalbėti apie fotografiją. Pas mus yra toks susitarimas, tai šiek tiek pamokau. Jie dar jauni yra, bet malonu, kad užsikabina kartais. Ir man būtent svarbu ten, kalbant, ne techninė, ne technologinė dalis, mes apie ją irgi šnekam, ten diafragma išlaikymas ir kiti dalykai, bet būtent dvasinė dalis ir pradeda kalbėjimą nuo dvasinės dalies, sakykime, nuo to, koks yra požiūris į fotografiją ir ką tu nori teikti. Kokią žinią neši fotografuodamas, darydamas nuotrauką. Ir pateikiu pavyzdžių, ten, sakykime, yra tokia Viktorija Vaišvilaitė, garsi portretistė, ir ten kažkuriam iš jos profilių tinklalapiuose yra išdėstyti jos filosofija, kad grožis yra aplink. Grožis yra aplink, apsupančiuose aplinkiniuose žmonėse ir grožis yra tavyje ir maždaug jeigu su tokia filosofija fotografuosi, tai ir fotografijos bus geras, jeigu ten kažkokia destrukcinė bus nuotaika, tai nežinau. O ar būna kontrastas, aišku, čia gal pas jūs mažesnis kontrastas, jūsgi ne Vilniuje, ne kokiam didmiestį gyvenate. Bet ar būna kontrastas iš tokios nuostabios aplinkos, iš ramybės tylos, grįžti į šurmulingą miestą arba į šurmulingą aplinką, tokią triukšmingą? Be abejo būna tas kontrastas, dar priklauso kokia ta aplinka triukšminga, sakykime, jeigu tas triukšmas nėra toks ypatingai agresyvus, dar taip nerėžia akies, bet jeigu ten triukšmas šiek tiek toks socialinio atspalvio, tai būna pikti žmonės tiesiog ir tie konfliktai tarp žmonių, tai labai kontrastuoja. Aš stengiuosi išlaikyti ramybę, bet kartais tenka spręsti visokius tokius konfliktinius dalykus. O toks keistas klausimas, bet vis dėlto paklausiu. Ar galima tylos parsinešti namo, kaip kokiam 3-litriniam stiklainį? Ir jeigu taip, tai gal per kiek laiko jinai išgaruoja? Ko gero galima tos tylos parsinešti, nes vis tiek, jeigu esi tą išjautęs, pabuvęs toj tyloj, be abejo būsi pats geresnis, be abejo taip atlaidžiau žiūrėsi netgi į tai, kas tave šiaip kitu atveju turėtų erzinti, sakykime. Ateina tas su laiku, ko gero, tas toks ramybės pojūtis, tylos pojūtis ir kaip aš kartais sakau, aš, sakykime, pasikraunu akumuliatorius, pasikraunu energijos būtent tais rytais, dažniausiai, nes tai yra gražu tiesiog, tai yra pabuvimas savy, pabuvimas su tyla. Kaip nebūtų keista, mėgstu fotografuoti vienas, nes... Tai nekeista, tai aš tai įsivaizduočiau, kad jūs tik vienas ir fotografuojat, arba retai su kuo nors. Aš bandžiau, porą kartų bandžiau su kolegomis, tai neturiu aš nuotraukų iš tų, sakykime... Jos nepakliuvo į favorites, ne? Kaip? Į geriausius nepakliuvo tos nuotraukos, kur su kolegom kartu. Ne, aš tik tiesiog, kaip mes apsikeičiam vietomis, kaip aš sakiau, juokauju, tai tiesiog
tiesiog parodžiau žmogui, sakykime, jisai buvo patenkintas ir tas yra gerai, sakykime, aš tas vietas nuvažiuoju po to vienas. Porą kartų bandžiau šunį nusivežti, tiesiog pasėdėjom draugiškai mes kažkur ant upės kranto, nes irgi nesigauna su juo. Tiesiog, šiaip tai labai teigiamas emocijas suteikia jisai, bet mėgsta į kadrą lysti arba šiaip kokiais pašaliniais. Žodžiu, mintis nusimuša, nukrypsta nuo savo vidaus tada ir jau tas nėra, dėl ko važiavai. Bet ankstyvo ryto metas tai yra ir fotografų grinai dėl techninių reikalų mėgstamiausias, dėl apšvietimo tokio mistiško ir gražaus. Taip, nes vasara tai yra ten vadinamas auksinės valandas. Tai yra ryte. Bet tai vasara, taigi tai šis siaubas, turbūt kokį 3, 4 ten. Keltis reikia kažkur 3:30. Jo. Tai yra auksinės valandas, nes tai yra, paskui kai pakyla saulė, jau nebeįdomu. Aš dažnai grįžtu namo, dar visi miega ten ar keliasi ir paskui kai parodau, ką aš nufotografavau, sako, kai buvo gražu ryte, nes... Apsisuko ant kito šono ir vėl toliau miega, jau? Nes nieko toliau nebevyksta. Vakare tai irgi taip prieš saulėlį dirbti kažkuris laikas po saulėlį, bet vakare kažkaip, nežinau, sunkiau aš išsiruošiu. Ta diena jau turi savo tokį emocinį foną sukaupusi kartais tiesiog patingi vakarais. O sakykit, ryto metas gamtoj, gal yra buvęs koks ypatingas patyrimas, jausmas, koks ypatingas pats nuostabiausias rytas, kažko apibūdint galėtumėt kokį nors tokį fotografuojant arba toks kadras, kad tiesiog aišku, nuotraukų mes dabar nematome, bet kad taip įsivaizduoti, gal prisimenat kokį nors ypatingą atmosferą? Man ypatingai, aš mėgstu rūkus fotografuotai, sakykime, jeigu pasitaiko geras rūkas, tai tikrai ir rūkas ir toks tylas, vėjas jo neišblaško per anksti, tai būna toks ypatingų tokių dalykų, kiek pasimenu, žodžiu, turiu tokią savybę, jeigu pamatau gerą kadrą arba ypatingą tokią vietovę kažkokią, kur galima nufotografuoti, pamiršti viską aplink ir puolu fotografuoti. Ten toj fotografijų galerijoje yra tokia fotografija šviesa jiems. Tai yra nufotografuotos senos kaimo kapinės ir buvo tokia istorija, žodžiu, aš jau baigiau fotografuoti ir susimečiau į bagažinį visus fotoaparatus ir važiuoju namo pro tas kapines ir matau, kad ypatinga šviesa skverbėsi. Tai aš ten palikęs užvestą mašiną su visais rakteliais ir dokumentais iššokau, spėjau padaryti tos kadrus, kurie ten yra. Ir paskui tas rūkas labai staigiai išsisklaidė, nes ten yra. O ta nuotrauka tada tokia išėjo, nežinau, jinai šiaip ir vertinama yra, bet ir man yra brangi, nes kita vertus tose kapinės ir seneliai visi palaidoti yra artimi žmonės. Ir pavyko perteikti tą atmosferą ir pavyko ją susijęti su pavadinimu šviesa jiems, kadangi, toks. Šviesa jiems, taip? Šviesa jiems, ten foto yra kažkur, tai paspaudžius ant geriausiai, tai ten viršai kažkur, ten tarp kelių populiariausia. Tai pabaigai, ar patartumėt pamėgti tylą, tapti tylos fanais žmonėm? Ir kokią naudą jie iš to turėtų? Kaip pajuokavome su jumis, kad ne tik moralinė, bet ir gal materialinė, nes nereikėtų gal vaistam daug išleisti pinigų. Ko gero taip, nes patarti aš ten patarėjas menkas, sakykime, bet galėčiau pasakyti, kad jeigu sugalvotų, net kas nors sugalvotų pabūti tyloj, tai jūs gautumėte tokią nepaprastą dovaną, aš jas vadinu tylos dovanos. Kiekvienas žmogus iš jos pasiimtų, ko gero, tai kas jam artimiausia, bet tikrai nepraeitų veltui tos akimirkos praleistos tyloj gamtoj. Nes toks klasikinis, harmoningas pasaulis toksai atsiveria ir nesuvaidintas tikras pasaulis, kai ten susieji viską ne tik su vaizdais, su kvapais, su tyla, su buvimo toj tyloj. Ir jeigu jos niekas nedrumšia, tai yra nepaprasta vertybė. Nepaprasta vertybė, sakykime. Ir ją paskui nešiojasi tą vertybę. Tai vis dėlto galima pasinešioti, kaip minėjot, kaip akumuliatoriai. Be abejo, galima pasinešioti.
toks labiausiai erzinantis dalykas būna, kaip aš sakau, kad kažkada buvo toks fotografas Anselis Adamsas, lygtai. Ansel Adams, jo, taip. Ja, jis fotografavo ten Jungtinėse Amerikos valstijose peizažus ir ten netgi jo tie peizažai išsaugojo gamtos kampelius, kai kuriuos tai ten paskui padarė draustinius ir ten tie miškai nebuvo iškirsti, kiek pamenu. Bet jis daug laiškų rašė kongresmenams, jis buvo labai didelis veikėjas, ne tai, kad vien fotografijom užsiminėjo. Ne vien fotografija, bet buvo vienas iš tokių faktorių. Tai dabar vaikštant po gamtą, tai tokių vėlgi vaizdų kartais prisižiūri, tiesiog elementariai nebeturi kur prieiti prie to ežerų, kad nufotografuoti. Bet žinot, jūs gerai pasakėt, kad iš vienos pusės, jeigu tai Amerikoje Ansel Adams fotografijos padėjo išsaugoti, o jūs galite savo fotografijom padėti suprivatizuoti, kad nieko neliktų. O, gerą vietą reikia. Tas yra baisu. Ir kai jūs sakėt, kad jeigu politikai sėdėtų, sakykime, vienuolinė, tai viskas tvarkoja, bet jeigu jie išeitų į tylą ir pamatytų, kad dar yra tas kampelis ir dar tą kampelį galima čiupti ir griebti. Tai jūs tada nenurodykit kokią vietą, kur ten yra. Saulė, medis ir viskas, tai ieškok pats. Ja, ten aš. Tai žodžiu, labai sunku surasti beje tokią vietą, kur galima prieiti, nes ten stovi pirtelė, stovi namukai, netgi aš, kur prieš kokių 10-15 metų galėdavau prieiti, aš ten jau nebeprieinu. Ir ten... Greit reikės susimokėti iš anksto. Nesusimokėti, ten tiesiog yra privati valda. Ne, aš kalbu, kad eit pas šeimininką, noriu nufotografuoti, leiskite, imkite 10 lėtų, juokauju. Nesuprantat, kokia situacija yra. Eina kažkoks bepratis, dar prieblandoj, dar štatyvą nešiesi, ten štatyvas ar šautuvas iš toli, ar dar kažkas. Dar kokia 3:30 nakties. Jo. Ja, ir žodžiu sunku prieiti. Jau žinau tas vietas, aš netgi pasijungiu mapsą kartais, va dabar šiemet suradau vieną tokį ežeriuką dar miškuose, jau buvau... Jūs iš kosmoso nusižiūrit, ar ne? Kaip? Iš kosmoso nusižiūrit per Google Earth? Tokias vietas, sakykime, kur nestovi kažkokias pirtelės ten ar namukai, tiesiog kur galima prieiti prie pakrančių ir kur tas krantas yra. Ten per palydovą ten nesunkiai galima padaryti. Tai va, ir jau suradau vieną ežeriuką, tas yra gerai. O kada rūkai atsiranda? Kada daugiausiai rūkų būna ir kur jų būna? Tai čia atskira filosofija. Manęs daug kas tinklalapį klausinėja. Sakau, reikia vietą, žinot, kaip ir grybynas. Ne, rūkai tai aišku, ten tuos maždaug temperatūrų skirtumai po lietaus, kai vyksta ar dar kažkas. Tai, bet kartais jie susiformuoja visiškai netikėtai vietoj. Yra tokia vieta, kur tikimybė didžiausia yra, sakykime, ten, kur sakiau, yra Šventosios upė. Ten, santykinis drėgnumas ten ir ta vandens temperatūra žemesnė negu ežeruose. Tai dažniausiai ten prieš Antalieptės marias, tai dažniausiai tų rūkų galima surasti. Bet šiaip tai reikia ieškoti jų tiesiog. Ieškoti ir, sakykime, pravažinėjai daug rūkų ieškodamas kartais dviračių, kartais mašina. Mašina patogiau, nes į bagažinę ten sumeti fotoaparatus objektyvus, nes ir operatyviau reaguoti gali, jeigu kur nors ten pamatai kažką. O fototechnika, tarkim, kiek procentų sudaro fotografijos sėkmės, geros peizažinės fotografijos sėkmės fototechnika? Nes aš įsivaizduoju, jeigu turite estetišką nuojautą, gerą akį, tai jau koks ir randate tą kadrą, tai koks 80% jau yra garantuotas, belieka tik tais nesugadinti. Taip, fototechnika yra svarbu, bet nelengvas dalykas, nes aš kartais ir bandau ir sakau tokią žinią ir vaikam, kad fotografuoja tai daugiausiai jūsų smegenys. Fototechnika be abejo svarbi yra, jeigu procentaliai išreikšti, aš net nežinau, sakykime, skaitmeninė technika, jinai sensta labai sparčiais tempais ir kas buvo viršūnė prieš 3 ar 4 metus, tai dabar jau kelia nuostabą ir ten tose forumuose, kai paskaitai, tai ten tas blogas, ir paskui kartais kažkuris tai vienas iš tų veikėjų ir pasakė, tai gerai, tai kažkada žmonės fotografuodavo ten juostiniais fotoaparatais. Taigi ne tas pats Ansel Adams, po šiai dienai fotografijos nuostabus prieš kokį... Po šiai dienai, sakykime, aš dar atsimenu kažkur tai skelbimą mačiau, kad ten 3 megapikselių fotoaparatas yra pateikiamas kaip profesionalus fotoaparatas. Skaitmeninės eros pradžioj ten tik profesionalams skirtas ir ten kainuoja jis ar tik
milžiniškus pinigus kainuoja, čia pateikiama kaip viršūnė, dabar pasijuoktų, bet kuris mokinukas ten, sakykime, pas juos iPoduose ten po 8-16 gigabaitų stovi. Žodžiu, techniką reikia turėti, žiūrint, jeigu savo fotografuoju, aš irgi tiesą sakant savo fotografuoju, bet ją reikia turėti, geriausia turėti veidrodinį fotoaparatą, nes yra toks terminas dinaminis diapazonas, tai yra skirtumas tarp šešėlio apšviestų vietų, geriau išsitraukia. Bet čia jau prasideda specifiniai tokie dalykai, bet tai nėra kažkoks lemiamas dalykas. Sakykime, aš turėjau tokį vieną fotoaparatą, jis jau kaip ir susidėvėjo morališkai ir aš jį pardaviau kitai iš e-foto tokį vieną veikėjai ir klausiu, kaip tau, tai jinai po šiai dieną atsidžiaugti negali tuo, kas jau manęs kaip ir netenkino. Tai žodžiu, O kas svarbiausias dalykas, gal objektyvai turbūt beveik nesensta principas optikos? Objektyvai taip, jie tik... Tai gal jie specialiai padaro, kad sriegis netiktų dar kažkas ir vėl turi naują pirkti dar kažkas? Kaip aš sakiau, mėgstu sakyti, kad tie gamintojai yra didžiausi niekšai pasaulyje, nes jie būtinai pagamins, kad nusipirkęs vieną daiktą turėsi pirkti kitą kažkokią ar dar kažką. Ir ten tos garsios firmas, nenoriu čia šių įvardinti, bet tiesiog, sakykime, nusipirkė objektyvą, nėra blendos ten ar ten dar kažko. Bet investicija yra objektyvai fotografuojant. Objektyvai, nes tie kūneliai sensta greitai, objektyvai lieka, jie santykinai ilgesnį laikotarpį gali atlaikyti. Bet tinka objektyvai, kad, pavyzdžiui, geras klasikinis koks nors objektyvas, kad jie nesugalvos būtinai antraip sriegį, kokią knopkelę padaryti, kuri nesivaldys elektroniškai, kažką. Kad tai tiesiog... Nėra antiek niekšai, ta prasme. Suprantat, kaip yra, nes kiekvienas tas pavadinimas, kiekvienas brandas turi savo jungtį specifinę vadinamą, ir ten jinai daugiau mažiau veikia, sakykime, viena firma ten gamina pigesnius kūnelius, su kuriais neveikia objektyvai be varikliukų tenai, žodžiu, kita firma ten vėl turi, ten su vienais veikia, su kitais neveikia. Kokio fotoaparato brando fanas jūs esat, kokį labiausiai mėgstat? Ne dėl to, kad geras, blogas, bet kokį mėgstat, ta prasme, būsit to veikti. Nesu fanas, aš fotografuoju Pentax. Ar tiesiog jūs tokį turėjot ir pamėgot, ar... Tiesiog aš tokį pirminiam variantą skaitmeninį po visų veidrodinių nusipirkau ir jūsų įvardėmi objektyvai lemia mano pasirinkimą, nes jeigu keiščiau stovyklą dabar, tai tektų viską pakeisti. Milžiniškus pinigus kainuotų, aš tiesiog... Tai tiesiog įsivėlėt natūraliai, ne dėl to, kad specialiai pasirinkti. Ne, natūraliai. Jeigu dabar... Jeigu nuo nulio nieko neturit, arba gaisras viskas sudegė ir dabar perkat iš naujo. Gavot didelę premiją už gerą nuotrauką, amerikonai nupirko už kokį $500,000 perkat. Apie gaisrą. Pafantazuokim, tarkim. Bet iškart paminėjau, kad gavot premiją. Dabar aš rinkčiausi Nikoną. Nikoną. Jis yra brangiausias, bet ko gero, ne tik mano nuomonė, bet ir forumuose, ko gero, šiai dienai yra geriausia. Tai ir kūnas ir optika? Kaip? Ir kūnas ir optika? Ir kūnas ir optika. Jie yra brangiausia, sakykime, bet šiai dienai yra ko gero geriausia. Nes Canon fanai mane užmėtytų vėl dabar. Kepurėmis. Aš laikau beprasmiais tokius ginčius, kad ten įsivelia tinklalapiuose, kad brandas prieš brandas, kaip Canonai su Nikonais, o Pentaxai iš vis antrarūšiai. Iš esmės, taigi, kaip vėlgi ta pati Viktorija Vaišvilaitė kažkada yra pasakė, vyko diskusija, kad vyksta ten Nikon konkursas, čia neseniai buvo įdėti rezultatai, ten Baltijos šalių Nikon konkursas, kur mūsų Aleksandravičius laimėjo portretą pirmą vietą. Ir maždaug, jeigu fotografuoji Canonu, negalima dėti, sako žmonės, taigi niekas ten nevertina jūsų, kuo jūs fotografuojate, ten tiesiog nuotraukas vertina patį popierinį variantą. Tai žodžiu. Visi tie fotoaparatai šiuolaikiniai, ypač naujieji, yra neblogi, galima sakyti, geri ir ten. Toliau jau ten specifiniai dalykai. O dabar sakykit toks paprastas dalykas. To lygio fotografijos, kur jūs dabar darote, ir būtent tai, rūkai, spinduliai, tokie, jūsų atmosferiniai, tokie reiškiniai visokie gražus. Ko taip jau pilnai pakektų, nes būna kartais, kad, tarkim, pinigų kiekis yra toks, norint pagerinti kokybę 5%, reikia sumokėti pinigų 500%. O kai yra tokia maždaug riba, kad jau ir pakanka. Supratot klausimą maždaug? Supratau. Žodžiu, šiai dienai mano technika tenkina. Jeigu aš fotografuočiau paukštukus visokius, arba greitai judančius objektus, žvėrės ar dar kažkas, tai
be abejo reiktų keisti. Tai peizažiniam nuotraukom, kadangi statiškai nėra ten... Ja. Bet gal tada šviesuotamsa tokia ypatinga, kas ten turėtų? Ar objektyvas geras, ar atvirkščiai? Ne, peizažam tikrai mane tenkina technika, nes peizažas vis tiek fotografuoja nustatęs mažiausią jautrumą, dažniausiai anksti ryte pasistatęs štatyvą ir suprant, kaip ir aš irgi kažkada bėgau, galvoju, ten to reikia ir paskui kažkaip pasisėdau ir apmašiau. Galvoju, žmogau, tu viską turi tai, ko tau reikia gerai fotografijai. Tu viskas nesiblašky, kaip fotografuoti. Ir kažkaip nusiraminau, gal aš tose tylos ir tos ramybės kažkiek įgavau, nes iš ties, šiai dienai gamtai fotografuoti technika mane tenkina pilnai, kad ir kaip tai keistai beskambėtų. O iš šiuolaikinės kainas išvertus, tai maždaug apie kokius pinigus būtų? Oi, kainas, daug būtų pinigų. Ne, tai čia jūs daug fotoaparatų, bet pavyzdžiui, sakysim, fotoaparatas, ten 2, ar kiek ten 3 objektyvai, štatyvas geras, toks. Jūs, tai aišku, daug visko turit, kaip sakėt, fotoaparatus išsikraunat, visko ten. Aš turiu dar ir juostinių kartais fotografuoti, tai dėl to ir sakau, aš juos ten vežiojas bagažinė, nes jie neskaitmena ir nekenkia tą bagažinę niekam, kad ir drėgmės gauna. Iš šiuolaikinės pinigus išvertus, manau, taip, nuo 10 iki 20 tūkstančių elementariem poreikiam. Tai vis dėlto kainuoja, nėra kad taip jau. Ja, nuo 10 iki 20 tūkstančių elementariem poreikiam, bet, sakykime, pažįstu daug žmonių, kurie už mažesnę sumą padaro nieko neprastesnės nuotraukas. Kiek metų jūs užsiimat jau taip? Ne nuo vaikystės, kad ten vieną kitą katiną nufotografavot, bet taip jau link tokio lygio, ką dabar darot? Nuo vaikystės. Aš esu fanas ten nuo 12 metų fotografijoje. Ligonis, kaip aš sakau, mano pirmas siaubas labiausiai patirtas, kai išryškino pirmą juostą ir man gavosi, nežinau, kad ten baltas su juodas spalvas įsimakaluoja ir veidai gavosi juodi, ten, kur turėjo būti juoda, gavosi balta ant juostelės. Su siaubo išplėstom akim klausinėjau visų, kodėl taip yra, kol man paskui kažkas paaiškina, kad tai turi būti. O taip, nuo 2008 metų aš šiek tiek rimčiau užsiėmiau su fotografija, nes tada kaip tik įsigijau skaitmeninį pirmą Pentaxą K10 ir tada dukra privertė mane tiesiog prišnekino, kad tu užsiregistruok į ją fotos, apie tėvai tavo nuotraukos visai, jo sakim, neblogos, ko tu bijai, aš visą laiką galvodavau, dar to trūksta, dar tą nepadariau, bet kažkaip užsikabinau ir beje tie internetiniai tinklalapiai yra gera tokia mokykla, nes ten gauni kritikos, Bet aš turbūt gal neatidžiai skaičiau, bet į jūsų pusę jokių kritikos strėlių nemačiau, vien tik liaupsis begalinės. Pirminėme etape, bet ir tuose importinėse, sakykime, gauni tiesiog tokių pastabų ar dar kažkokių dalykų geranoriškų tenai būna ir Nes ant pašalinį nebūna, nieks čia nedelfin, nepavarys kokių komentarų ten. Kartais būna vienas kitas, bet retai šiaip jau ta fotografinė bendruomenė tokia. Bet jūsų neprobleminės fotografijos, ne politikus fotografuojat, gamtą. Taip, ne politikus ir ne aktus, nes aktai paprastai ten. Ne, tai aš fotografuoju ne tik gamtą, bet šiaip iš esmės tinklalapis yra tik gamta, nes šiaip daug fotografuoju įvairius renginius. O lietuviškas pagrindinis internetinis portalas fotografam tai kokie yra? E-foto ir Fotokudra. Fotokudra, įdomus pavadinimas Fotokudra. Fotokudra, ja. O užsienietiškas 500, kas ten Pixel, kas ten, jūs ten esat sudėję daug, jo? 500, paskui dar yra toksai tinklalapis, to aš jums pasakysiu, kaip jis vadinasi. To jau aš jį netgi atversiu. Yra dar toks vienas irgi HTTP, ten www, tik yra 35photo.ru. Rusiškas, taip? Rusiškas. Tai toks yra ir dar yra vienas toks tinklalapis, jisai taip kažkada buvo dabar, nežinau, gal savininkai pasikeitė kažkaip suprasti, ne tai, kad suprastėjęs, bet dizainas pasikeitęs, negaliu suprasti. 1x.com. Irgi be www, ten tiesiai po tų pasvirųjų brūkšnių eina 1x.com. Ten turi įdėjęs 6 nuotraukas. Ten kažkokia vyksta
didžiulė atranka ir žiaurė atranka. Daugiau nepavyksta. Tad kažkaip tos atrankos nepraeina, bet anksčiau ta atranka būdavo geriau suprantama dabar. Na, žodžiu, yra kaip yra, bet 6 tai irgi nėra mažai. O dabar žiūrėkit, tai yra jūsų hobi, bet ar įmanoma iš tokių fotografijų kažkokias, tarkim, nekalbu apie tą sviestą ten pyragus, bet duonai ar kažkokiam prisidurti? Ar ateina iš tų internetinių portalų kažkokį nupirkimą, ar kažkokį kokiu būdu tokio plano fotografas ar galėtų išvis išgyventi? Gamtą fotografuodamas? Taip. Nežinau, ko gero... Čia nekomercinis toks visiškai, ko gero, toks, ar kaip? Ko gero nelabai, nes tada, net nežinau, yra toksai Kęstutis Fedirka, vardas pavardėjo, jisai fotografuoja, netgi tinklalapis yra Fotoskrydis LT, aš jį pažįstu, tai jis užsiima tokią komercinę fotografiją, jis pakelia į orą modelių, su lėktuvo modelį, su pritaisytu fotoaparatu ir tokį mini Lietuva iš paukščio skrydžio yra porą knygelių išleidęs, tai jisai vien tik to užsiima ir pragyvena iš to, bet dabar buvo nuskrydęs kažkur, jeigu neklystu, į Turkiją ir Turkiją, ten irgi tą modeliuką pakelia, iš viršaus prifotografuoja, išleidęs tokių knygučių, kažkiek sukasi. Nu gerai, kad turkai nežino, ką jis ten daro, o čia pagalvotų, kad šnipas koks nors amerikonas. Atsidurtų kalėjime. Aš su juo kalbėjau paskutinį kartą, jis buvo išvažiavęs į darbą pas mane, tą knygutę padovanojo, bet, žodžiu. O šiaip aš net nežinau, mes esame išleidę Zarasų kraštas tokį leidinį, buvo pristatymas nelabai seniai vasario mėnesį Zarasų krašto fotografai, bet jis irgi toks yra nekomercinis, Dusetų dailės galerija yra išleidus ir tokį, tik tai vien ten yra sudėta nemažai nuotraukų ir ta idėja gera, kad tai pavyko padaryti nepolitinį. Vienas dalykas, nes buvo savivaldybės užsakymo, ko gero leidžiamas. Ir kitas dalykas, kad Dusetų dailės galerijos direktoriai pavyko įteikti, kad savi fotografai gali nufotografuoti Zarasų kraštą. Ta prasme, nesamdyti kažkokią tai žvaigždę, ten, kurie apvažiuotų vietas ir taip dokumentiškai susfotografuotų, bet sudėtų savi fotografai nuotraukas. Bet iš to naudos praktiškai nulis. Ten be honorarų viskas padarytas, tiesiog dvasinis pasitenkinimas ir. Tai va, komerciškai nežinau, komerciškai tektų lysti į vestuvės kažkokias, į kitus dalykus ir tada, nes daug kur taip yra, kad, į hobį kažkas turi maitinti. Nes fotografija toks brangus hobis. Ir laiko investicija ir kitais dalykais. O sakykit, portalai fotografiniai, lietuviškas, rusišką minėjot ir tarptautinį tokį, skiriasi kažko pati dvasia, pačios nuotraukos arba kriterijai, galėtumėte apibūdinti? Taip, foto ir fotokūdra iš esmės ypatingai nesiskiria. Gal tik tai foto yra padarytas techniškai geresnis, lengvesnis bendravimas. Ta prasme, kad ten po komentarų gali spausti atsakyti, sakykime, ar ten paskui paredaguoti savo komentarą, jeigu ten paprasčiausia gramatinę klaidą padarė, nes kartais... Kad nekabėtų 5 metus neraštinga kokią, ne? Ne, man pačiam labai iššoka, man klaviatūrai susipainėt pirštą. Ar ten dar kažkas, ir paskui tokiai fotokūdrai iš to padaryti negaliu ir man labai ima badyti akį. Tada gauni trinti visą nuotrauką, nes jeigu tai yra komentaras tokia ta nuotrauka, tai galvoju, kad tu esi beraštis. O tuose rusiškose tinklalapiuose, rusai iš vis tokie žmonės yra įdomus. Jie nuoširdus yra ganėtinai, jie negaili patarimų, jie, sakykime, negaili pasidalinti tais brėžiniais kažkokiais, ar dar kažkokiais techniniais dalykais, ten tiesiog geranoriškai dalyjasi. Netgi rusų tinklalapiuose ten yra, kaip vadina patys save samodelkina, jie ten, matyti, iš tų sovietinių laikų yra prisidarę visokių dalykų ir mielai tos brėžinius pateikia. Patys kriterijai, nežinau, tas sunkiausia nuotraukai prasimušti yra vienas XCOM tinklalapyje. Ten pirminiam variante, kai aš jį užsiregistravau, tai buvo fundatoriai kažkokie švedai ar skandinavai, bent jau aš ten labai nebeatsimenu dabar, bet
ten buvo tiesiog suvardinti kriterijai. Dabar taip įtariu, kad galėjo keisti savininkai ir ten, žodžiu. Bet ten buvo aiškiai parašyta, kad lemia dalyvių balsai, plus pagrindinis dalykas, kad lemia tų savininkų balsai. Tinka jam ar nebepatinka ta nuotrauka. O 35 foto ir 500 PX tuose tinklalapiuose, tai iš esmės balsai dalyvių lemia. Tai tokia demokratiškesnė daugiau, taip? Demokratiškesnė. Aš čia ne kažkokios reklamos noriu, bet sakykime, man va tas įdėjimas į tinklalapį, tai yra šioks toks pasitikrinimas kažkoks, tai ar ten ta nuotrauka kažko tai verta tik man pačiam ar kažką jo ir kiti gali pamatyti. Nes, kaip čia rašė kažkur, tai vienam tinklalapį, kad ypač pradinėje stadijoje, kai pradedi fotografuoti, ten ir dabar man vaikai kartais atneša nuotraukų, įsimylė ją tą nuotrauką, tai jiems labai brangi ir negali nieko blogo pasakyti, bet bendraja prasme, tai nėra ten kažkokių tai stebuklų, ypatingos meninės vertės. Tai tie visi pabalsavimai padeda kažkaip pasižiūrėti, pasitikrinti. O kas iš panašaus profilio lietuvių fotografų yra jūsų kolegų, labai panašiai, kas jūsų žanro? Yra ne visai tokio profilio, bet labai geras gamtos fotografijos. Mindaugas Gabrėnas. Jis yra fotokūdra ir fotoliktai yra. Mindaugas Gabrėnas tokias gamtos fotografijas irgi filosofinės fotografuoja. Gal pasinėmgi tos ramybės šiek tiek daugiau, jis ten kai kada ir juostą fotografuoja ir jis ten, žodžiu, kažkur net yra fotokūdrai, man atrodo, aprašęs, apie jį straipsniukas yra buvęs. Paskui yra fotokūdrai toks Mindaugas Dryza, jis juodai baltas peizažas fotografuoja, bet ten irgi ramybės tokios, ganėtinai nemažai jos yra, tylos ramybės ir panašiai. O ką jūs mėgstat iš pasaulinių meistrų? Vis tiek kažkokį tokį mėgstamą autorių turite, kad ir istorinį? Kad ir tas pats Ansel Adams? Adamsas tik tai grinai dėl istorinių dalykų. Yra Michaelas Sen, aš dabar nebetiksliai nepasakysiu, netgi buvo kažkuria geras klipukas, kaip jisai fotografuoja su juostiniu fotoaparatu. Jis irgi toks, gana tokius minimalistinius, ramius peizažus fotografuoja. Tai ko gero tas galėtų būti artimiausias. Iš tokių jau labiau žinomų, ko gero komercinio fotografijos. Ne tai, kad komercinį, bet ko gero iš to gyvenančio. Nemažai mes čia pakalbėjome apie tylą, gamtą, fotografijos meną. Jei kas iš mūsų klausytojų pamils nors vieną iš šių dalykų, džiaugsimės. Jei visus tris, trigubai džiaugsimės. Dėkojame komisijos vardu mūsų svečiui, fotomenininkui Rimantui Bikulčiui. Atsisveikiname. Laida Komisija, laidos autorius ir vedėjas Eduardas Bytautas. Iki susitikimų eteryje. Laida E-komisija. Radijas 9, 91,4 FM. E-komisija. Kaip harmoningai sutarti su pačiu savimi ir aplinka, kurioje gyvename. Laidos klausykime šeštadieniais 10 val. Ryte, laida kartojama antradieniais naujų laikų 21 val. Vakare.